Ką, 2026 metai, balandžio 2 dieną, sveiki sugrįžę. Taigi, pradėkim gal daily chartą. Paskutinį kartą buvom susitikę vaizdą įrašą darėm, kai buvom kažkur čia gal. Nuo to laiko gana daug kas pasikeitė. Analizė mano pasitvirtino. Šausime apačią toliau. Artimiausia vieta, kur mes turim nukeliauti, yra šitas federal vietos ant monthly chartą. Taigi, dabar keičias ketvirčiai. Pasikeitė kontraktas į mikro Nasdaqą M kontraktas, nežinau kaip pasakyti lietuviškai, bet pasakys angliškai. M kontraktas stands for delivery month of April, tai yra balandis. Taigi, dabar norėčiau pamatyti, kaip šį ketvirtį mes keliaujam čia apačiai, kadangi šitą vyko uždarėm. Kaip ir uždarėm su šituo bodiu, įsitikinkim, ar bodiu žemiau ar aukščiau. Taigi, šį čia low matom 23 904 ir čia close 915, 94, 915. Taigi, šitą bodį uždarėm aukščiau. Čia šiek tiek atidarėm candlestick ir vakar pamanipuliavom į viršų ir dabar leisimės į apačią. Bet aišku, tas leidimas į apačią nereiškia, kad jis bus be jokių atsimušinėjimų ir panašiai, nes atsiminkit, čia 30 dienų candlestickas. Šitas candlestickas susidarys po 28 dienų, tai realiai šitą visą candlesticką galim dalinti 5 ir padalinus iš 5 mes turėsim vieną AMB modelį. Ką aš tuo turiu omeny? Ok, daily chartas. Dabar atsižymėkime praėjusią mėnesį open ir close. Taigi, February. Čia būtų pirmas February candlestickas. Ir čia būtų paskutinis February candlestickas. Čia dar pasižymėti March paskutinis candlestickas būtų čia. Tai dabar čia ką mes turim. Atsidarė candlestickas. Čia open kaina. Čia gyvenam open kaina. Atsižymėti, kad plius minus pavyktų parodyti dalykus, kuriuos noriu parodyti. Tai esam daily chart'e. Įsijunkim 4 valandas. Gerai, kas iškart iššoka man vietas. Šitą visą kriteriją realiai reikėtų padalinti 4, bet čia nėra iš tik to dalinti, nes visus 3 mėnesius visą praėjusį ketvirtį vien gali konsolidavo. Tai kadangi konsolidavom, konsolidacijai dažniausiai mes sunkiai galime atrasti trading, bet tarkim paėmus kovo mėnesį sekės gana neblogai. Tačiau vis tiek buvo visokių kliūčių. Ir dabar laukiam, ką darys šitas mėnesis. Manipuliaciją mes jau padarėm į viršų. Tai visas šitas likvidumas, ką mes matom, šitie visi highs, kurie yra nenuimta, matot, eina tiesiai linija, ir jos nieks nekerta. Čia irgi eina tiesiai linija, nes nieks nekerta. Tiesiai linija, nieks nekerta. Taip pat ir čia visi šitie. Tai visi šitie yra low resistance liquidity. Matot, kaip sugeneruota ir jokio pidėriai nėra. Tarkim, kaip čia yra federal gapai, order blokai visokie. Čia šitas ištiko breakeris būtų. Tai dabar ko aš tikiuosi? Dabar aš tikiuosi, kad mes grįžtam 0.5 šito candlesticko range. Čia, šitoj vietoj.
yra daily internal range per vėlo gapas. Matot, kaip bullish mes jį atidarėm. Čia gėpinam apačią. Aišku, mes palikom dar čia šiek tiek likvidumą nesurinko. Kas būtų šitie lows yra low resistance liquidity. Tai iš esmės dabar tikėčiausi, kad mes atsimušime šito order bloką. Ir keliausim giliau šiek tiek į apačią pabaigti trimint šito likvidumą. Bet kadangi keitės ketvirtis, dar noriu laukti šiokio tokio patvirtinimo. Bet ant longumo sesijos dabar ieškosiu longo. Nuo šitos vietos kažkur. Mes realiai padarėm low, high, lower, low. Tai low, high, lower, low gaunas kartu su buy modelis. Panašiai kaip breakeris iš tikro, tik vis tiek, kad mes čia jau buvom likvidumą su šito judesio apačia nuėmę, tai padarėm high. Apgavom visus norinčius longint, kad mes einam aukščiau. Kistelėm į apačią, išmušam visus stop lossus ir tada prasideda kitas judesys į viršų. Tai realiai šitam range buvo setupas. Bet aš jau neinu, nes man atrodo, aš tą dieną net netreidinau. Ja, pirmadienis buvo ir netreidinau. Taigi, dabar lauksim, kada grįšim į šitą teritoriją ir iš ten ieškosim longo. Norėčiau atsižymėti 12 valandos nakties open, kas būtų šitas candlestickas. Tai tik mes tiesiai tas vėžės pataikom dabar į manipuliaciją. Tai va, atsižymėjom savo 12 valandos open. Ir dabar lauksim, ką marketas darys. Kol kas viskas atrodo gana aišku. Čia sugeneravo relatyviai pavojus, kurie bus gero šiandien svarbus. Nes šitas low resistance likvidumas nėra baigtas surinkti. Mes apačioje kaip ir viską iš tikro surinkom. Pagal mažesnis time frames nėra prasmės ten grįžti, bet atsiminkim ant weekly ir monthly chartą, kad mes dar turim reikalų apačioje. Tai dabar bus taip. Jeigu šitą weekly candlesticką uždarom žem aukščiau šitą candlesticką šalia esančio open price, tai uždarom aukščiau šitos linijos, reiškia, kitą savaitę bus bullish. Bet jeigu uždarom žemiau arba žemiau 0,4 range šitą candlestiką, čia dar vienas mano triukas, kurio turbūt nerodė apie 0,4, bet dabar nesigilinsim į detalės, nes labai daug reikėtų paaiškinti, kaip tiesiog pasakysi, ko aš laukiu. Planas yra toks, kad mes uždarytume šitą candlesticką aukščiau 0,4. Kada aukščiau 0,4 yra toks dalykas vadinamas Thank God It's Friday. Šitas candlestickas. Thank God It's Friday. Tai reiškia, kad visą range, kiek šitas candlestickas nuėjo, mes turėjom tikėtis, kad mes turėjom tikėtis, kad mes grįšim į 0,4 ir iš 0,4 trauksimės į apačią, kas ir vakarų nutiko. Sumažinsiu šitą. Tai padarysim, kad matysis šiek tiek aiškiau. Tai pasišuojam vakar į viršų, nepakilom aukščiau šitą 0,4. Bet nuo 0,4 matot, kas stovi čia. Ir dar blokas. Kaip tik geras alignmentas gaunasi, Thank God It's Friday setupu ant weekly chartą. Kas reiškia, kad nuo 0,4 jos nušart setupo į apačią.
va pačiu nuo 0,5 visų šitą ir pradedame statyti setupą longui. Čia šitas įpėdimas per lauką, čia low resistance liquidity. Matot, tai čia padarėm pili, tarkim čia padarėm privalo gapą, verksinamas darėm. Čia visi šitie low, čia šitą mažiukį gapį imbalansinam ir palikim viską tuščio, realiai be jokių pili. Šitas pili suėstas, jokių pili nebėra. Tai realiai visą šitą mes suėdam apačią, manipuliuojam ir nuo čia, nuo 0,5 ieškom long setupą. Tai realistiškai kalbant, jeigu day tradingam, setupą savo uždedam čia, targetinam čia ir stopą darom čia. Beveik vienas ant 3 setupas, bet atsiminkit, čia yra tik daily chartas. Entry mes darytume šitam setupui ant valandos. Jeigu entry darom ant valandos, aš esu įsitikinęs 100%, kad kaina grįš iki galo čia išpilnys visą šitą gapą ir šitos vietos mes negrypsinsim. Vis teklosios veikti čia. Ką iš to gaunam? 1,4. Procentai skaičiuojant. ,29% indekso pačių visą kilimą. Tai tarkim, ką tu uždirbtum iš savo setupo čia uždėjęs, skaičius būtų visai kitoks. Kalbu apie, jeigu uždėtum 0,5 kontraktorį, šitą setupą uždirbtum 17 300. Va tai tradinimas. Ok, žiūrėkime, 4 valandas, analizė kaip ir padaryta, kaip ir viskas aišku šiandien ką aš darau. Tai realiai nuo šito range 0,5 ieškosim long setupą. Pasijunkim, pasižiūrėkime S&P kartą. Ok. S&P turi labai daug resistance liquidity. Matot čia, Asia padarė equal highs ir čia equal highs. Tai aš tikiuosi, kad mes ten grįšim atgal. Čia irgi taip pat padarėm lower, irgi inversinam padarėm intervalo gapą, internal range intervalo gapą, daily chartą. Čia padarėm low resistance liquidity, kurį sumanipuliuojam ir surenkam, tada šaunam iki čia, motyvuojam, užpildom ir kaitinam į viršų. Taigi esmė ta pati. Čia grįžtam šitą gapą, čia padarom setupą ant 1 valandos chartą ir gyvenam šitą setupą ir skrendam į kosmosą. Dažniausiai, kaip aš mėgstu skaičiuoti visą šitą judesį, yra taip. Dabar sakykime, bus taip. Mes grįžtam čia internal range ir vėl gapą, daleiskim visą, neužpildom iki galo, tai mano manipuliacija skoja, tada bus nuo čia iki čia. Tai mano tik profitas, kitas setupas būtų čia. Kas reikštų, sakykim, entry per viduriuką kažkur darysim, gausim setupą. Ir ant S&P 256 taškai. Čia kita vertus. Visą šitą manipuliacinį judesį paskaičiavus nuo šito gapo pačios. Čia, sakykim, daleiskim iki čia ir projektinam į viršų. Tai projekcija į viršų gausis čia, šitas high. Arba čia. Ne čia. Tai realiai, kaip ir sakiau, visą šitas likvidumą. Tai profitas, bet čia long term tradas, mes day tradinam. Tai turim turėti savo pakaušį šitą mintį. Kas nutiks, žinot, kad šiandien esam bullish, tai ieškoti bullish setupą. Jeigu
AM sesija, tai yra Londono sesija, neparuoš jokio gero statuko, kurį galėtume palonginti, tai reiškia pasim AM sesiją, nes mes galim taip dabar manipuliuoti. Tai atraskim su ko papiešti, mes galime manipuliuoti taip. Šaunam čia į apačią, čia biškai pasivartam ties 0,7, 9 čia į viršų, atgal, čia vėl, tada galbūt jie manipuliuojam ir tada į viršų. Bet vėl, čiagi labai būtų keista, kad tai padarytų, tai tiesiog pažymėsiu taip, pažymėkim ir palikim, šiandien vakarą sugrįšiu ir padarysim update'ą, ką kaina padarė. Taip, taip, kaip gražiai. Svarbiausia mums yra daily highs. Ką turim sakydama daily highs, tai tarkim, teisingai daily chartą. Ir žiūrim. Ok, atidarėm naują candlestick, ne? Mes čia praeitas dienos low nuėmėm, tai realiai labai dideli indikatoriai, kad mes jau kaitinsim į viršų. Tai ok, žodžiu. Nuėmėm daily low, šaunam į apačią, tai reaguojam į šitą internal range per galo gapą ant daily chartą. Tai va, pasižymėsiu, taip va, sureaguojam į šitą. Tai liks pusė candlestico daily laiko, kas reiškia 12 valandų. Aš nebenoriu matyti šitą bodę. Šito gapą teritorijoje turi būti dinamiškas greitas atšokimas, kad aš patikėčiau šito setupo. Bet aš jau taip esu gana neblogai įtikintas. Nebent mes padarėm S&P ir ant S&P mes surinkom viską iki šito gapą. O ant Nasdaq'o nesurinkom, tai reiškia S&P buvo leading indeksas, o Nasdaq'as atsilieka. Kadangi mes čia sureagavom 0,5 šito candlestico range ir man atrodo gana neblogai, tai dabar turim stebėti, ką darys su šito gapo. Jeigu šito gapo nedisrespektinam, likus 6 valandom matom tik viką, reiškia planas pavykęs yra ant PM sesijos galim ieškoti longo, dasibaigti ir paimti šitą daily high. Paskui rytoj, ką mes galim pamatyti. Galim matyti grįžimą vėl į šitą range, į šitą gapą ir tada kilimą į viršų likusią visą savaitę. O penktadienį kilimą ir irgi į range grįžimą. Taigi. Tai va, sužymėjom viską. Toks planas šiandien yra. Tai žiūrėsim, kas bus. Grįšim vakarą. Taigi, iki.